Mes esame Jurbarko savivaldybėje. Jurbarko rajono 10 geriausių sportininkų apdovanojime. Šiemet apdovanojama buvo geriausių sportininkų 10-ukė Kristina Karaliūtė Stoliarovienė. Kaip jautėsi, Kristina? Įdomiai, taip. Vis tik po 4 metų pirmą kartą gavau tokį apdovanojimą Jurbarke. O šiaip apdovanojimą kur esi gavusi dar? Paskutinį kartą Marijampolėje berods. Tai buvo labai seniai, 2006 metais. Kristina, šiais metais yra daug svarių pasiekimų, kuris tau yra įsimintiniausias ir kurį daugiausiai vertini. Be abejo, kad 3. vietą pasaulio moterų čempionate Lenkijoje. Ir kaip tau įspūdžiai po to čempionato ir kokie tavo tolimesni planai? Šiaip varžybos pačios tikrai labai patiko, labai didelį konkurencija buvo, o toliau planuoju truputėlį pailsėti ir pagerinti, kas yra dar. O ką pagerinti žadam? Man atrodo, mano treneris puikiai žino. Karaliūtė Stoliarovienė Kristina. Kultūrizmas bikinis. Sporto klubas Progresas. Treneris Arvydas Mickus. 3. vieta. Arvydas Mickus. Kultūrizmas. Sporto klubas Progresas. 4. vieta pasaulio taurėje absoliučioje kategorijoje.